Sveiki, gyvi žiūrovai. Ačiū, kad įsijungėt šitą video. Esu Juodkalnijoj. Šiandienos video tema bus apleistų vietų lankymas. Tai dabar esu vienam iš pirmų apleistų objektų. Tiksliai nežinau, kas čia yra, internete informacijos mažai. Googlo tokią informaciją, tai čia kad bus karinė bazė. Ne karinė bazė, bet kažkokios kareivinės, kažkas tokio. Tai dabar esam pastate, kuris panašu man į valgyklą. O panašus dėl to, nes čia yra langelis. Tai kaip ir virtuvinės, čia gal koks katilas stovėdavo. Čia dar kažkokios pagalbinės patalpos. Ir čia panašu į tualetus. Ir tada čia yra labai panašu į maisto išdavimo vietą ir į tiesiog valgyklos salę. Man kaip visada. Dėkui. Tuščia. Tuščia. Čia kažkokios tai kambariai jau galėjo būt. Ar kas, bet viršuj tai tikrai, kad labai panašiausia į valgyklą. Irgi tuščios patalpos. O čia dar matosi kažkokie maži namukai. Tai čia pagal išdėstymą, kokį aš mačiau Google įdėta, tai ir panašu, kad čia visa pakrantė tokiais mažais namukais ir čia keli didesni tokie pastatai. Tai tie didesni pastatai kažkokie turbūt administraciniai ir aptarnavimo. O tie mažiukai pastatai gal poilsio nameliai tiesiog. Oi, čia daug namelių. Griuvę. Tiesiog namukai sujungti su stogeliais buvo. Ir tiek. Tai čia grynai apartamentukai tokie kažkokie. Visi namukai atrodo taip pat. Čia gal tokie vos ne vienviečiai namukai atrodo. Nežinau. Netgi laidai ir tie ištrabuoti ir išrankėti metalas. Tai visas toks išdėstymas ir yra tada pagrindiniai dalykai ant kalnelio ir tada leidėsi pėsčiom ir yra tokiom linijom nameliai tie sustatyti poilsio. Ir dar panašu, kad prieinam tokių pačių namelių eilę. Jo, čia visa linija tokių pačių namelių matosi. Tai kad čia nieko ypatingo. Įdomu, kada čia tikrai buvo apleista, nes dar taip nėra nei apaugę. Čia visas kažkoks toks molas padarytas. Ne molas gal, kaip čia pavadinti, pakrantė, pabetonuota. Ką dar čia turim, kokių čia patalpėlių? Neaišku, kam čia skirtos, grakščiais išpaišyta. Įdomesnis sprendimas su laiptais. Čia kažkokia techninė patalpa, kažkokie vamzdžiai, čia ką austrų gal auginimo žvejybos. Nežinau, kas ten toliau, jau čia atgal reiks pareit.
Iškylam vėl į viršų. Dabar dar čia likusius pastatus reikia apžiūrėti. Čia irgi panašu į kažkokius gyvenamosius, bet ne po vieną. Irgi va kambariai. Nu, dušas buvo, vonė. Ir kambarys. Toks. Ir čia visas pastatas turbūt bus praėjimas. Ir vienodi kambariai. Kambarys vonė, kambarys vonė. Nu, lubos patrupėjusios, bet lubos medinės, toks jausmas. Nesuprantu, kaip čia jos. Ar čia iš medžio. Panašu, kad medis yra kažkaip aptinkuota. Kas per technologiją. Dar yra laiptai į antrą aukštą. Bet turbūt tas pats išdėstymas bus. Ir tas pats išdėstymas. Panašu, kad viską apžiūrėjom čia, šitam objekte. Varom toliau. Bus įdomesnių objektų, bus jau tikrai karinių objektų. Matom iš kitur. Štai ir atvykom į kitą lokaciją, iki forto. Fortas vadinasi Kabala. Netoliese yra kitas fortas, lygiai toks pat. Nežinau, kuris geriau išsilaikęs, bet aplankysim abu. Tai šitie fortai pastatyti nuo 1895 metų iki 1897 metų. Ir skirtas gynybai šitos įlankos. Artilerijos pabūklai ir minosvaidžiai naudojami gynyboje ir visi kiti dar pėstininkų ginklai. Tai dabar jau radau pirmą kažkokį įėjimą. Nežinau, ar čia galima kažkur įlyst ar nelabai. Ar čia nieko nėra. Nu, nelabai čia kažkur įlysi panašu. Ir panašu, kad čia yra pagrindinis fortas. Čia tik tai kaip iki jo daeit. Nes čia iškastas griovys turbūt gynybinis ar kažkaip, kam iš čia skirtas. Ir ten fortas. Kažkaip per aplinkui reiks ateit. Tai pirmieji forto aukštai buvo naudojami kaip ir gyvenamosiam patalpom, virtuvė, sandėliai. O visa kovinė dalis tai buvo ant stogo. Tai ant stogo patrankos ir minosvaidžiai. Tuometiniai, pakankamai čia gilūs tie grioviai. Kaip patekt. Ir kur mes čia dabar atsiradom. Atsiradom ten, kur toliau nenueisim irgi panašu. Tai va, augmenija. Fortą glemžiasi. Kaip papult ant stogo. Oi, kaip jūs badatės. Reikėjo tik tai paklaidžiat brūzgynais visai ne ten, kad suprastume, kad mums reikia eit atgal, kad mums reikia grįžti atgal. Ir tada čia tik tai įėjimas. Nes mes pavaikščiam tą gynybinę visą liniją, bet patys nesupratom, kad mes visai ne čia. O įėjimas štai čia. Nu čia tamsu, aišku, mes apšvietimo jokio neturim. Buvo duris metalinės. Reikia žiūrėt po kojom. Tai nelipt ant medinių kokių tų. Pro čia. Čia tūlikai. Teks po to pašviesinam kažkaip. Nu, kokie tūlikai, kur išmatomas. Čia šviesa kažkur skverbiasi. Netgi.
Nu, tokia patalpa didelė. Čia kaip gražiai iš viso krenta. Einam, pažiūrėsim, kur tas tunelis veda. O po to ten užlipimas turbūt į viršų, tai tais laiptais bus. Čia patalpos. Kaip ir sakiau, pirmam aukšte buvo gyvenamieji. Gyvenamoji dalis, tūlikas netgi, kaip matom, buvo tikrai. Virtuvė, sandėliai, amunicijos ir taip toliau. Bet čia kaip nauja viskas. Pažiūrėk, kaip išsilaikė. Nu, čia kažkas tai. Čia tai panašu, gal kai laikiklį kažkokį, net nežinau. Šauti malūną galimai. Nemalonu. Nemalonu. Nėra malonu, aišku, kaip leista. Nu, vienas aš tai irgi čia nelabai norėčiau vaikščioti, nebūtų labai jauku, nes nepraeities žvalgas. O. Tai papuolėm ant stogo. Nu, ir čia būdavo visi pabūklai. O, nu jo, čia matas, kad fortas dabar. Nu va, čia jau smagiau. O va, tikrai matas, kad fortas. Šaudimo. Čia irgi kažkoks tvirtinimas buvo šaudimo patrankom. Čia metalas ar išpjautas, pavogtas ar išsprogdintas. Kokia storio. Nu ir čia dabar taip anga, aišku, čia išpjauta, bet jeigu pro čia taip bam. Visai jūra matos. Labai keista, kad vis tiek virš 100 metų šitai vietai ir taip gerai išsilaikius. Iš išorės išvistas betonas. Tas pats kas nieko, nu tai čia vat veda toks koridorius ir mes vienu tuo išėjimu ten ir išėjom. Motociklistas iš Čekijos savo atvyko tik su bortą su motociklu, bet toks lenkščius per visur. Keliavom iki kito forto, kuris lygiai realiai toks pat kaip ir kurį aplankėm. Tai vadinasi kitaip, vadinasi Fort Luščica. Ir priėjom kažkokį dar apleistą objektą. Nežinau, ar čia gali būti kažkokia karinio dalyko palikimai, nes čia toks grafitis dar įdomesnis nupieštas. Su prieš lėktuvinę patranką šautas žmogus. Ir čia panašu į kažkokį kaip garažą, nes čia vartai tie tokie atsidaro, yra bėgeliai. Tai, nu, kažkas čia toks įdomesnis objektas. Ir ten dar yra namų apleistų panašu. Teritorija su šlagbaumu netgi aptverta, kad nevažiuotų mašinos. Bet čia tokia aikštelė visa išbetonuota. Tai nesuprantu iki galo, kas čia yra. Čia irgi kažkokies ten kaip forto sienai atrodo kažkokiai.
radau kažkokį pastatą, stogo nebėra. Bet čia toks, nežinau, čia kaip ir naujai jisai bus pastatytas. Stogas įgriuvęs, bet čia plytelėm išklota. Čia kaip prausyklos. Čia iš vis tūliką dabar atsiradau. Tūliko kabinos. Tai nežinau, čia gali būti irgi kažkokie karinės bazės, kažkokie likučiai. Koks aidas. Tokie angarai, kam čia reikalingi. Ir mažas, ta prasme, čia nei tu čia kažkokios karinės technikos nesuvarysi. Čia ar gali būti kokie sandėliai, bet ką čia sandėliuot. Čia šitam angarė dar išlikusias netgi yra durys. Ir čia yra tiesiog dėžės krovininės. Ten toliau viskas. Dar vienas angaras tik tai. Nu, bet šitas namas, čia gražus namas, toks kaip būna fazenda. Tiesiog iš tų tokių įdomių tokia apleistos vietos atmosfera. Šlagbaumų čia aptverta, bet praėjimas yra. Kadangi nebuvo ženklo, kad draudžiama eit, tai praėjom. Dabar bandom judėti toliau link to forto. Tai kur čia ta policija dabar? Kodėl čia negalima eiti? O kas bus? O ne, peržengiau šlagbaumą. Tiem panašu iki to kito forto. Dabar vėl reikia paieškoti įėjimo. Jau vienas objektas šitas parodo, kad čia fortas kažkur netoli. Tik nežinau, ar mes vėl teisingai atėjom ar neteisingai ir vėl klaidžiosim kaip su anuo. Tai radom vis dėlto įėjimą. Viskas lygiai taip pat kaip ir anam. Tik tai čia augmenija tai gerokai labiau pasiglemžus viską. Irgi va durų anga. Čia akmenis. Nesimenu, internete rašė, kuris yra geriau išsilaikęs. Ar šitas, kur dabar atėjom, ar praeitas, kur lankėm. Bet šiaip jie visiškai yra vienodi. Pagal tą patį projektą, vienu žodžiu, pastatyto. Čia aišku, čia bus, žinai, skylė atsargiai. O, ten užgriuvę. Ten pagriuvę. Nu, galima užlipti tada. Visai sugriuvę. Čia ant stogo įmanoma bus užlipti. Ar nelabai. Kokį čia taip neatlaikiai. Tai vis dėlto anas tada geriau išsilaikęs yra. Taip išeina. Jau akivaizdžiai. Net nerandu vietos. Kad būtų galima normaliai išlysti. Nu jo, čia pagriuvęs. Aha. Nu matosi, čia galima paeit šito stogu. Bet šitas gerokai sugriuvęs labiau. Ir kai nebūdavo augmenijos.
Anas tai tada neįtikėtinai gerai išsilaikęs yra. Jis turėtų kažkur būti. Jo, turėtų, jis tiek apaugęs, kad nesimato ten irgi ant to kalnelio. Nes jis labiau orientuotas ten į įlankos gynybą turbūt, o šitas į jūrą visą. Iš ko čia pastatyta? Nežinau, čia tų laikų betonas ir vat akmenys tiesiog grinai priskaldyti iš kalnų. Iš kampai nutrupėję. Tokie. Čia mats kokios storio. Sprindis. Šitą vietą man labai tokias, tiek anas fortas, tiek šitas fortas man labai primena žaidimą Far Cry. Konkrečiai Far Cry 3, kur irgi veiksmas vyksta kažkokiose tropiniai saloj su piratais ir yra tokių apleistų irgi bunkerių, fortų, kur galima rasti. Tai labai kažkaip taip primena žaidimą realybėje. Nu ir kadangi šiandien jau pradėjom tokią karinių bunkerių tematiką, dabar lankom realiai senus bunkerius, fortus, tai yra, kurie dar iš vis prieš Pirmą pasaulinį karą pastatyti. Aplink šitą visą pusiasalį yra kiti objektai įdomus. Jugoslavijos laikų povandeninių laivų tuneliai, kurių plaukdavo povandeniniai laivai. Tai čia netoliese vienas yra, iki kurio galima nueiti. Nusileisti reikia iki kranto, iki pakrantės. Čia yra takas, vienas netgi pažymėtas. Ir tada bandysim mes apžiūrėti ir tą povandeninių laivų bunkerį. Mes įėjom pro ten, tai čia tokia tvora, tai dar čia griovys, tada yra gynybinis griovys. Pasirodo. Nu, iš tos pusės čia įspūdingai. Pasileidom žemyn, link pakrantės ieškom to tunelių. Čia dar irgi kažkokie pastatai apleisti. Toks jausmas, kad čia irgi galbūt priklausė tai pačiai bazei visai, net nežinau. Bet irgi va, apleistų pastatų. Patalpos apleistas, čia kažkokia danga. Ir čia tualetai buvo panašu. Čia gal ne tualetas, bet čia tikrai tualetai. Lindau dar į tokią kažkokią patalpą. Nežinau, tokie dideliai tai čia. Čia panašu kažkokiam komunikacijom ar kažkam. Čia toks didelis. O, čia gyvena širšalai. Ir čia... Ką čia mano motociklas veikia? Ir bemsa pripažyta viską, ko tik nori. Tai, žodžiu, tokių čia dar patalpėlių. Po to, aišku, bus labai smagu užlipti atgal. Bet dabar lipam žemyn ir tikimės, kad rasim tą tunelį. Ėjom, atėjom iki vietos. Tai čia nieko panašaus. Čia nėra jokio tunelio, jokio bunkerio. Tiesiog prieplauka yra, laivas atsistojęs stovi. Ir prisišvartavimo vietos ir uolos. Ir betoniniai laiptai. Buvo įdėtas nuotraukas, tai kaip lyg čia tas tunelis yra, bet tas tunelis tikrai ne čia. Tai žvelkim ir geresnę pusę, būsim pahaikinę, dabar bus užlipimas visai status, nes nulipti jau stačiai buvo. Ben žodžiai einam, dabar gal iki mašinas tada. Money. 10 dirham? 10 dirham. Here later. Later. Okay, go. Thank you, mister. Thank you. Nedaug čia pavažiavimo, 5 minutės, dar žemyn nusileis nuo kalno su mašina. Ir dabar radom tokį taką, kuris panašu ir veda iki to tunelio. Plius matau, kad valtis atplaukė su žmonėms, su turistais. Tai labai tikėtina, kad čia ir bus. Radom labai greitai. Tai dabar tik tai yra įplaukę į vidų žmonės su valtim. Tai nesinori ten dar eit, bet mums reikia dar į kitą pusę. Tai realiai va toks bunkeriukas, tunelis, tai dabar pereisim per viršų ir kitą pusę ateisim. Submarinas toks ir plaukia, įplaukia čia, plaukdavo.
Nežinau, kokio čia ilgio. Kiek žiūrėjau anksčiau, tai čia tos kitus tunelius, tai kai kurie tiesiog yra uolos visiškai tik tai, šiek tiek prasfaltuota. Šiek tiek tik tai. Tai čia va tas įėjimas. Čia dar išėjimas yra kitas. Čia čiužinėjimą darmėjau. Tai kiek žiūrėjau, sakau, kiti buvo visiškai uolos, bet šitas tai panašu, kad yra padaryta net ir lubos išbetonuotos. Nu, įspūdinga. Eina savo. Nežinau, kaip čia matysis, nes pakankamai tamsu, bet jau nueikim iki pat galo. Ten tik atsargiai grioviai kažkokie matei. Kai čia aidas. Nežinau, ar aš čia matysiuos, nu bet įdomi čia tokia vietelė. Kaip čia aidi. Ave Marija. Įdomus toks keistas jausmas toks ir taip nejauku, nes nu, kai žinai, kad čia milžiniškas povandeninis laivas kažkada būdavo, tai einam dabar į šviesą tunelio gale. Ten dar vienu vietu kaip įsigandau. Ėjau ir taip vėjo padavė, nes ten kažkokie čia yra dar praėjimai turbūt, kažkokie bunkeriai ar kažkas. Čia turbūt to prieisim. Ir dar vanduo tykštelėjo. Tai biškį krūptelėjau, net sustojau. Tai čia kažkur bus. Bet čia taip tamsu, kad čia reiktų su labai geru prožektorium pasivaikščioti nebent. Va čia tos durys bus. Man atrodo kažkokios. Durys, sakau. Ne durys. Praėjimas. Ne, durys. Ir čia paduoda vėsos. Vėjas toks paduoda. Nesimat. Nu, biškį daug gal pa. Kažkokios. O, nelabai čia matosi. Nieko nuostabaus. Jo, tai čia dar palandžią dar tikrai galima būtų, bet reikia prožektoriaus, kad įlys, nes dabar patamsiais tai nelabai saugu. Griovys. Na ką, tai mano mėly žiūrovai, su šituo objektu ir pabaigsim video. Ką norėjom, tą ir suradom šiandien. Apžiūrėtas tvirtovės, apžiūrėtas apleistas kažkoks kompleksas ir apžiūrėtas šitas tunelis. Jeigu patiko šitas video, tai parašykit komentarą, paspauskit laiką ir subscribinkit kanalą. Taip bus man daugiau motyvacijos kažką kurti ir jums įdomaus parodyti. Tai ačiū, kad žiūrėjote iki galo. Iki kito video.